Europos biblioteka yra tarnyba suteikianti nemokamą prieigą prie 48 Europos nacionalinių bibliotekų išteklių 36 kalbomis. Čia yra ne tik skaitmeniniai dokumentai, knygos, plakatai, žemėlapiai, garso ir vaizdo įrašai, bet ir bibliografiniai ištekliai. Šiame reklaminėme klipe matote, kokių tipų dokumentus jūs galite pasiekti per Europos bibliotekos portalą. Naudodami portalo paieškos funkciją, galite skaityti ekrane Flaubero jaunystės kūrinius PDF formatu ar originalų Cervanteso rankraštį. Tiesiog spustelėję klavišą, jūs taip pat galite apžiūrėti ispanų poeto Gustavo Adolfo Beikerio paveikslą, išgirsti Šopeno preliudą fortepijonui ar mišių giesmes Clavis Celi. Europos bibliotekoje taip pat galima rasti įtakingiausių 20-ojo amžiaus žmonių balso įrašų, pavyzdžiui, paklausyti, kaip Albertas Einšteinas aiškina savąją reliatyvumo teoriją. Čia yra ir puikios žemėlapių, vaizduojančių istorinius Europos miestus, Prahą, Lisaboną ar Londoną kolekcijos. Mes, Lietuvos nacionalinė biblioteka, taip pat esame Europos bibliotekos partneriai. Aplankykite interneto svetainę www.theuropeanlibrary.org.